Labutis, seniai kažką įrašinėjau. Įrašinėjau, nes buvo viena iš komentatorių, šiaip kelis komentarus yra, Valdas, man atrodo, kažkoks Valduks, užsivadinęs, kelis yra parašęs komentarus, man atrodo. Nėra, yra įstrigę riešutų dar dantų. Tai žmogus norėjo sužinoti, kokia yra gyvenimo prasmė. Geriau kažkaip parašė, kad geriau pasakyčiau, kokia gyvenimo prasmė. Ir kažkaip taip yra kažkokių komentaras. Tai pagalvojau, kad papasakosiu. Kilau liftu ir sugalvojau, kad šiandien yra ta diena, kai papasakosiu apie gyvenimo prasmę. Nors komentarai parašiau, kai turėsiu atsakymą, lyg tai, kad tada atsakysiu kažkaip taip. Tai va, tik dabar turiu, tik dabar atėjo man atsakymas. Tai man atrodo, pirmiausia, reiktų atskirti, kad prasmė yra kelios prasmės, nėra vienos, kaip nėra vienos dimensijos mums čia būnant. Mes fiziškai patiriam kelias ir kiek jų dar yra. Gal čia kažkas man kitas galėtų papasakot. Aš čia visų kitų neišgyvenau. Manau, kad ne visų kitų, nežinau kiek jų yra, bet kalbėsime apie 3 dabar. Tai taip pat ir prasmė neturi vienos dimensijos. Fizinis mūsų kūnas yra plotyje, ilgyje, aukštyje ir laike. Atsiprašau, 4 dimensijas, sklaidinau. Tai prasmių neskaičiau, dabar galim paskaičiuoti. Yra viena esminė, nekintanti, tada yra kitos, tai kaip tiesiog ta nekintanti prasmė, didžiausia prasmė yra buvimas čia, kur esu. Ir tai prasmei nereikia nieko, mes neturime nieko daryti, neturime jos niekaip siekti, nes jinai yra nepasiekiama, nes ji jau yra. Yra didžiausia prasmė, buvimo prasmė, visa apimanti plačiausia. Ir jeigu mes, ji visada yra, tik jinai yra šiek tiek uždengta sluoksniais, kuriuos dengia ego, bet nebūtinai, ir tas ego turi kelis sluoksnius. Vienas iš ego sluoksnių yra fizinių poreikių patenkinimas, tam, kad jisai gyvuotų, jisai kaip ir, nežinau, čia iš tikrųjų nežinau, ar galima tai sugretinti, nes kai kalbam apie ego, dažniausiai yra tas, kuris kartais veikia net ir nesirūpinant fiziniu kūnu. Jis dažnai taip veikia. Bet galop tai vis tiek yra proto konstruktas, kuris bando pasirūpinti kažkaip savimi taip, kaip jam išeina, kad jisai galėtų augti ir bujuoti. Bet galbūt tada atskirsiu, gal šiek tiek supainiau, atskirsiu, tai yra kitas, kuris, kita prasmė yra pasirūpinti tuo, kad galėčiau būti čia žmogumi, jau žmogumi. Nes pats buvimas, jisai esti už fizinio kūno ribų. Ir dėl to nieko nereikia daryti, net iš tikrųjų gyventi nereikia. Kaip išgyventi šito kūno nereikia, fizinio kūno. Buvimas vis tiek yra. Jo galbūt taip nėra. Gal aš daugiau čia nebesiplėsiu. Kito žodžio galvoju, gal kokį kitą žodį tikslesnį sugalvosiu, bet apart buvimo nesugalvoju. Tai va, ir kita prasmė yra pasirūpinti, kad buvimą galėčiau išgyventi fizinėme kūne. Šitam
tą, į kurį įžengia siela, į kurį išgyvenam. Ir tai yra prasmingiausia po to, nes tai padeda kaupti patirtis, kurias išgyvena, kaip nori, galima vadinti sąmonė, siela, ir tą buvimą įprasmina per patyrimą. Bet tai nėra apie tai, kad patyrimas turi būti kažkoks specifinis. Tai nėra apie tai, kad aš turiu pasirūpinti, kad išgyvenčiau kažką, tai kažkokius, nežinau, ten nukeliaučiau į kažkur, kad galėčiau kažką išgyventi. Tai ne apie tai. Tai yra tiesiog apie paprastą buvimą žmogumi, kuris reikalauja tam tikrų fizinių poreikių patenkinimo, ir tai yra prasmingiausia, ką galima daryti. Tada kita prasmė yra rūpintis, kad aplinka, kurioje aš esu, kaip žmogus, kaip ta įsikūnijusi siela ir patirianti gyvenimą, prasminga yra rūpintis aplinką. Kodėl? Tai lygiai taip pat todėl, kad tai padeda ir kūnui tai prieš tai buvusiai prasmiai padeda toliau būti tokiai, kokia jinai yra. Kaip pavyzdys, jeigu, tarkim, aš galbūt taip labai nerišliai šneku, seniai kalbėjau, gali būti sudėtinga, bet esmė yra ta, kad jeigu aš nesirūpinu savo aplinką, tai galop ta aplinka, tai nereiškia kontrolę aplinkos, tai reiškia, kad pavyzdžiui, kaip pavyzdys, imkim kaiminystę. Buvimas yra tiesiog buvimas bet kur, tada rūpinimas į savo kūną yra rūpinimas į savo namais, kurie, tarkim, yra butas ar nuosavas namas ar kažkas nesvarbu. Rūpinimasis aplinka yra to namo kiemas arba kaiminystė ar dar kažkas. Tai, pavyzdžiui, žiemą, jeigu nenusikasiu sniego iš kiemo ir labai daug prisnigs, tai tiesiog buvimui tai niekaip nepakenks, absoliučiai, bet tam tikrus mano sekančią prasmę gali šiek tiek sekančios prasmės įgyvendinimą gali šiek tiek apriboti, nes gali būti sunkiau pasirūpinti savo poreikiais. Galiu nenueiti į parduotuvę, pavyzdžiui, jeigu man tai daryti pačiam, neužsakinėti iš Barboros ar kažkaip, ir negalėčiau įsigyti gal maisto, ar galbūt, jeigu nutiko kažkas su sveikata, negalėčiau pas gydytoją, tokie paprasti, kurie gali kūnui turėti kažkokias pasekmes. Tai reiškia, turiu pasirūpinti aplinką, kad kūnas laisvai galėtų savimi rūpintis. Toksai gaunasi vienas, ir taip pat, nežinau, pagal hierarchiją galima būtų sakyti, kad kol nepasirūpinu savim, tol negaliu pasirūpinti aplinką. Tai jie vienas kitą kaip ir susisieja, galima sakyti, bet viskas eina visgi iš vidaus į išorę ir plečiasi. Ir plečiasi, ir rūpinimasis aplinka yra rūpinimasis ir santykiais. Ir čia yra tokia visa santykiais rūpinimasis tuo, kaip aš aplinką veikiu, nes aš esu irgi aplinkos dalis. Mano buvimas aplinkoje yra kaip medis, irgi yra medis, kuris tiesiog, pavyzdžiui, stovi, jis irgi yra aplinkos dalis, kažkieno aplinkos dalis, nepaisant to, kad pats medis gali išgyventi save. Čia apie medį pamačiau, dabar medį ir kalbu. Tai ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šitas visas prasmes, jos kaip ir
nepaisant to, kad yra iš vidaus į išorę, jos yra apie tai, ką mes darom ir kur tada ta prasmė. Yra ta, kuri niekad nekinta ir yra visos kitos, kurios yra dinamiškos. Ir mes jas uždedam, sukuriam dabartiniu momentu. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pavyzdžiui, jeigu aš kažkuriuo metu rūpinosi, kaip pritraukiu telefoną, jeigu aš kažkuriuo metu rūpinosi, valgau, pavyzdžiui, tai yra didžiausia prasmė pačiame valgyme. Nėra jokios kitos didesnės prasmės, negu tiesiog pavalgyti tuo metu. Bet jinai keičiasi. Vėliau, tarkim, man reikia kažkur nueiti. Tai pats atsistojimas ir yra prasmė, nes aš neatsistojęs, aš nenueisiu. Neatsisėdęs, aš galbūt negalėsiu kažko parašyti, kas jau vėl bus prasmė. Ir prasmė yra dabartinis momentas, kuris iš kūno perspektyvos, iš patirčių perspektyvos nuolat kinta. Ir kadangi tai nuolat kinta, tai ir prasmė negali būti viena. Tai vadinasi, yra prasmė viena, kuri nekinta, buvimas, kuriai nereikia jokio rūpesčio, yra kita, kuri kinta. Ir jeigu mes rūpinamės, kaip galima pamesti prasmę, aš galbūt taip, nes atradus, pajautus tą prasmę, kuri nekinta, mes iškart tą akimirką pajaučiam pilnatvę, nes nereikia nieko daryti, nieko užpildyti, nieko pasotinti, nes kūną reikia kažkaip prižiūrėti, o susiliejus su ta prasme, išgyvenus tą prasme, kuri yra amžina ir nekintanti, buvimo prasme, staiga išgyvenam pilnatvę, kuri yra visą apimanti ir užpildoma labiau nebegali būti, nes jinai yra pilna. Ir jinai yra visada. Tiesiog dėl to, dažniausiai dėl to, tiksliau visada. Aš sakau, dažniausiai mėgstu tokius žodžius naudoti, nes nesu visažinis ir tiesiog gali būti taip, kad nežinau, kad aš klystu. Visaip gali būti. Tai dėl to, gerai, nuklydau, dažniausiai žmogus negali išgyventi tos prasmės, nes įsikiša toksai dalykas kaip protas, kuris save pirmiausia sutapatina su fiziniu kūnu, su asmenybės identitetu, su kažkokia gal specifinė vieta, su profesinė veikla ir tuomet nemato niekur kitur prasmės, nes atrodo prasminga tik tai, su kuo save sutapatina labiausiai. Pavyzdžiui, jeigu žmogus labai yra daug pasiekęs, daug kažkokių turi ryšių, yra kompetentingas labai kažkokioj specifiniai srity, gali būti, kad jam prasmingiausiai yra tai ir daryti. Jisai tik tame mato prasmę ir jeigu tai iš jo gyvenimo kažkas atimtų, tai jo gyvenime neliktų prasmės. Bet tuomet žmogus kaip ir save apakina, nes jis nemato visko, kas jam leidžia tai daryti. Jam leidžia tai daryti tai, kad jisai yra toje vietoje, tai buvo labai daug įvykių susidėjo, kurie buvo prasmingi tuo, kad leido jam tai išgyventi. Tai ir santykiai, ir savimi pasirūpinimas, ir visi kiti dalykai. Tai tokia ir prasmė. Tokia ir prasmė. Būti. Iškrito telefonkė. Būti ir čia yra prasme, būti dabar. Išgyventi dabartį kaip prasmingiausią galimą momentą, nes nieko kito nėra. Išgyventi ateitį šiuo metu nėra prasminga, nes
Ji šiuo metu nevyksta. Vyksta tik tada, kai apie ją galvoju, bet ji yra iš galvojimo padarinys. Tai nėra kažkas, ką aš išgyvenu. Ir kol apie tai galvoju, aš negaliu rūpintis tuo, kas yra dabar. O tai yra tikriausiai svarbiau, kalbant apie tai, kad prasminga ir rūpintis savim, o savim aš galiu pasirūpinti tik dabar. Lygiai taip pat galvodamas apie praeitį, aš negaliu ją pasirūpinti, nes jinai jau buvo, viskas tam tikrą prasme. Galiu pasirūpinti tuo, kaip ją išgyvenau. Tai tada aš praeities išgyvenimą transformuoju, kaip ir perkeliu į šį laiką arba persikeliu į tą laiką ir leidžiu savo išgyventi tai iš naujo. Tai keičia mano dabartį, jeigu tai yra sąmoningas rūpinimasis tuo, kaip aš kažką išgyvenau, nes mes galim keisti savo praeities išgyvenimus tiesiog perkeldami savo dėmesį ten, ką išgyvenome, galbūt buvo labai traumuojantis įvykis, nes tai tiesiog lieka, mes galim prie to grįžti, bet galop tai vis tiek vyksta dabar. Tai pats galvojimas apie tą kažkokį momentą niekaip nieko nepakeisti, nėra rūpestis, nėra prasmės tiesiog galvoti apie kažką, kas buvo ar bus. Prasmė nutinka tada, kai tai yra apie dabartį. Ir dabartyje yra tai, kas iš esmės turi būti, ir netgi jeigu ir galvojam, tai irgi mūsų tampa dabartis, tada prasminga yra galvoti, nes tai irgi yra mūsų kelelio dalis. Bet čia mes galim taip nusismailinti iki begalybės, iki iš vis nesąmonių. Bet jo, iš tikrųjų yra viskas didelė nesąmonė, kurioje sugalvojam poreikį prasmiai. Vien šitas poreikis prasmiai kaip ir inicijuoja trūkumą, nes jeigu nebūtų poreikio prasmiai, tai reikštų, kad nereikia nieko. Kol mes viską turim, tol mums nėra ko ieškoti. Tai va. Tai tikriausiai didžiausia tada prasmė pasirūpinimo, čia kaip kiekvienas gali sakyti, ne, tai jau sakei, kad kitaip arba kažkaip tai čia vėliai per daug nebeaišku. Tai gali būti, kad neaišku. Aišku bus tiek, kiek pavyks išgirsti. Kiekvienu momentu, bet didžiausia prasmė besirūpinant savim ir aplinka tikriausiai yra, taip dabar man taip atrodo, turėtų galbūt būti, tai davimas savo laiko, kad atrasti tą prasmę buvime. Kad tam mes rūpiname savim, tam mes ir kūrėme savo aplinką, kad galėtume atrasti prasmę būtyje, kur pati prasmė iš tikrųjų ir išlieka, nes būtis yra tiesiog yra. Tai vat, ir tiek, žiūriu 20 minučių beveik čia šneku, tai ir baigsiu. Tai va. Gal pabaigai dar, jeigu atrodo, kad prasmės nėra, viskas yra beprasmiška ir juos iš vis ir nereikia, tai viskas okei.
viskas okei. Dar kart sakau, prasmė reikalinga tik protui, kad jisai galėtų pateisinti kažkaip tai kažkokius veiksmus, nes kam daryti tai, kas beprasmiška. Bet taip pat kartais gali būti atvirkščiai, kad jeigu beprasmiška, žmogus eina iš tos tokios apatiškos pozicijos, kad ir ką aš daryčiau yra beprasmiška, tai jisai, jeigu jisai tiesiog išgyvena būti ir yra pilnatvėje, viskas tvarkoj, bet kalbu apie tą momentą, kai jisai neišgyvena pilnatvės ir kadangi pavargo, labiau iš nuovargio vaikytis kažkokių prasmių, tiesiog pasiduoda ir nustoja savimi rūpintis, tai irgi vienas iš kelių atrasti pilnatvę, nes kuo toliau, tuo galim labiau atsiriboti nuo kūno, nuo ego, nes paleidi visai vadeles. Bet dažniausiai visgi tai yra to paties ego sukurtas modelis, kaip galima atkreipti dėmesį, dar daugiau dėmesio į save per aukos poziciją, per bejėgiškumo poziciją ir visi kiti bairiai žaidimėliai. Tai yra labai subtilu ir galbūt ne šiam kartui, nes ir taip jau pamečiau kažkokią eigą, kurios pradėjus įrašinėti ir nežinojau. Tai jau. Gerai, viskas tikrai. Ate.